Labadiena, esame knygų mugėje, stende antropotosofijos ir astrominerologijos Pars Fortunae ir kalbame su gerbiama Astrėja. Astrėja, žinom, kad daugelį metų dalyvaujate be pertraukos knygų mugėje. Gal galite pasakyti, kokią prasmę matote dalyvauti? Taip, daug metų dalyvauju mugėje ir iš tikrųjų šitą klausimą man daug kas užduoda. Kokią prasmę matai? Didelę prasmę matau. Ypač kuo toliau, tuo labiau, nes iš tiesų dabar aš daugiau traukiuosi nuo žmonių ir mažiau būnu pasiekiama, ypač skaitytojui, kuris tiesiog paskaitė knygą arba nori autorių pamatyti gyvai. Tai va, ir taip, kada jūs atvykstate į šventyklą, jūs galite susitikti, o šiaip tai praktiškai sėdžiu, rašau toliau, arba manęs iš viso nėra Lietuvoje. Taigi, dėl to prasmė yra didelė tam, kad susitikti su žmonėmis, tai yra, man pačiai patinka matyti savo skaitytoją, o jiems taipogi visada yra įdomu pamatyti tą autorių, kuris rašo tas knygas gyvai. Tai va, taigi, iš kitos pusės, tai mūsų tema yra specifinė, be galo specifinė. Ir tarp visų tų temų, kurios čia yra mugėje, jinai yra tokia kitokia. Ir dėl to, sakykime, būtent per tą buvimą čia, pas mus ateina žmonės, kurie šiaip neateitų nei į cirką, nei dar kažkur. Jie ateina, jie pamato pirmą kartą. Jie pamato pirmą kartą šitas knygas. Vienam užstringa akmenys, kitam užstringa, pavyzdžiui, menas mylėti, arba ten Lietuvos tema. Tai va, mes pasišnekam su žmonėmis ir iš tikrųjų, sakykime, tokiu būdu, kaip ir suteikiama žmonėm galimybė atrasti mūsų, va šito. Nes kitaip tiesiog tai neįmanoma. Taip, kad prasmė visada yra. Prasmė visada yra. Ir aš manyčiau, kad didelė prasmė būtų taip pat, kad tame stende padalyvautų ir mūsų mineralų draugijos žmonės, ir mūsų astrologų asociacijos žmonės, ir centro žmonės. Tiesiog, kadangi iš tikrųjų ateina žmonės ir klausia įvairių dalykų, ir būtų gerai tiesiog ir su tuo pasikalbėti. Taip, kad prasmė yra. Ir man iš viso visuose dalykuose yra prasmė, nes kiekvienas renkasi matyti prasmę ir ne. Aš visada renkuosi prasmę matyti. Ir jums siūlyčiau. Dėkoju, tai ir dar vienas klausimas. Kągi naujo šiais metais pristatote knygų mugėje? Kokios būtų naujienos? Praktiškai naujienų kažkokių ypatingų kaip ir nėra, kadangi tai yra 3 tomas astrologijos, kuris jau buvo išėjęs vasarą. Ir yra Lietuvos šauksmas, kuris perleistas po, aš nebeatsimenu, po 15 metų ar daugiau, ar 20 netgi, nes kaip ir jau galvojau, kad nereikia jo leisti, kadangi žmonėms kaip norėjosi, visi klausė, vašai išsilkė. Taip, kad tiesiog. Tai dėkojam ir tada kviečiame visus atvykti.